Tiek daug skirtingų rūšių, neįsivaizduoju, ką pasirinkti. Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, suvirinimo mokytojas Tomas, ir šiandieną ketinu paprastai, bet aiškiai padėti jums išsirinkti geriausius jums tinkamus suvirimo elektrodus. Ir čia reikėtų pradėti nuo pačių paprasčiausių, tačiau dažniausiai sutinkamų suvirinime, tai yra baziniai bei rutilo elektrodai. Gerai, tai kaip atskirti šiuos du suvirimo elektrodus, kam jie skirti, kokie pliusai, minusai ir kam jie aplamai reikalingi. Tai pradėkime tikriausiai nuo rutilo elektrodo ir juos galima atskirti, jie bus pažymėti 6013 skaičiais. Taip pat kai kurie gamintojai nurodo 46 skaičių prie šių elektrodų, kas yra stiprumo klasė traukiant, bei ant pakuotės galima rasti R raidelę, kas ir nurodo, kad tai yra rutilo elektrodai. Kam jie skirti tikriausiai? Tai jie skirti paprastom lengvom konstrukcijom, kadangi jie nėra tokie patvarūs kaip baziniai, jie lengviau užsidega, su jais lengviau virinti pradedantiesiems, kadangi baziniai, su baziniais bus truputėlį sunkiau uždegti, su šitais viskas ok. Pakartotinis uždegimas tikrai yra labai geras, virina tikrai gerai, viskas su jais yra ok, tik tai čia atsiranda riba, kad jeigu, statome pastatus, kažkokias rimtas konstrukcijas, jų jau neturėtume naudoti. Varteliai, baldai, tai, ką darote savo namuose, šių elektrodų yra per akis ir jie tikriausiai šiam darbui yra patys geriausi. O dabar pašnekėkime apie bazinius suvirimo elektrodus. Jie žymimi yra 48, kas automatiškai reiškia, kad jie yra stipresni tampumo bandymuose. Automatiškai dėl to mes ir naudojame juos statybose bei atsakingų konstrukcijų virinime. Taip pat šie elektrodai žymimi kaip 7018 arba B raidelė, kas automatiškai reiškia, kad yra baziniai elektrodai. Ir šie elektrodai skirti virinti atsakingam konstrukciniam plieno gaminiam. Su jais gausim tikrai labai tvirtą siūlę, tačiau yra sunkiau virinti, šlakas truputėlį sunkiau nusidaužia. Na ir naujiems suvirintojams tai yra tikrai ganėtinai mažas, bet tuo pačiu vis tiek iššūkis. Žinoma, bazinius elektrodus reikėtų prieš kiekvieną darbą išsikaitinti pagal gamintojo rekomendacijas, ko iš tikrųjų rutilo elektrodus juos taip pat reikėtų įsikaitinti, bet juos pasiėmus po kažkurio laiko, tarkim mėnesio, 2 mėnesių, jūs su jais vis dar pavirinsite. Tuo tarpu bazinius, tikrai reikėtų dėti į pečių, gerai atkaitinti ir tada galima naudoti. Tai tokios būtų pagrindinės savybės tarp rutilo ir bazinių elektrodų, o dabar trumpai apžvelkime papildomus elektrodų rūšis. O kalbant apie papildomus elektrodus, tai jeigu 46, 48 arba kitaip rutiliniai ir baziniai skirti virinti konstrukcinius plienus, papildomi elektrodai jau turi tam tikras savo specialias funkcijas. Ką turiu omenyje? Tai mano rankoje dabar yra elektrodai skirti virinti nerūdijančiam plienui. Juos galima atpažinti pagal tos pačios skirtingus žymėjimus, kaip pavyzdžiui, čia mes turime E309L. Tai mums duoda suprasti, kad tai yra 309 nerūdijančio plieno strypelio užpildo elektrodas. Lygiai tokių pačių elektrodų galima rasti virinti ir kietui, kietmetuliui, nerūdijančiam plienui bei aliuminiui. Žinoma, tai nereiškia, kad pasimsiu bet kokią elektrodą ir gražiausiai suvirinsiu aliuminį ar nerūdijantį plieną. Reikėtų įsivertinti, kad tai yra daugiau skirta tiem patiems lauko darbams ir tai tikrai nebus pati gražiausia siūlė, tai nebus maistinė siūlė ir, yra kiti suvirimo būdai, kurie duosim geresnį rezultatą. Bet jeigu reikės kažką pasiremontuoti, galbūt kažką mažiau atsakingo padaryti, arba tiesiog esate ant tiek
profas, kad galite pasimti gražiai suvirinti, žinau, šitie elektrodai jums puikiai padės. Na ir sekantis elektrodai, apie kuriuos kalbėsiu, tai yra vėlgi papildomi elektrodai, kurie jums pagelbėja vienoje ar kitoje situacijoje. Kas liečia papildomus elektrodus, tai čia mes turime celiuliozinius, rūgštinius bei mišrių dangų suvirimo elektrodus. Kuom jie yra geriau, jie yra skirti skirtingom situacijom. Kaip pavyzdžiui, celiulioziniai yra skirti virinti šakniai, vamzdynams. Jie turi truputėlį geresnį įvirinamumą, su jais gal truputėlį lengviau dirbti vertikaliuose pozicijose. Tai yra tikrai ganėtinai geri elektrodai, tačiau vėlgi truputėlį nuodingesniais dūmais nei kad pastarėjai. Rūgštiniai skirti išgauti gražią siūlę, tačiau turi mažesnį įvirinamumą, tai jie skirti tiesiog suvirinti gražiai atrodančią suvirimo siūlę. Vėlgi, pastarųjų aš jų pirkti asmeniškai neradau. Tai leidžia suprasti tikrai, kad jie yra ganėtinai retai naudojami ir nemanau, ar jums jų prireiks. Dar norėčiau aptarti elektrodus su mišriomis dangomis. Ką turiu minėti, tai rutilo baziniai, rutilo celiulioziniai ir visi kiti. Tai čia yra, kai paimta dviejų skirtingų dangų gerosios savybės ir sujungtos į vieną elektrodą. Kaip, pavyzdžiui, rutilo, nors ir tas pačias dangos, bet turime gan storą rutilo sluoksnį, kas mums padeda dar lengviau uždegti lanką, dar lengviau išlaikyti uždegtą lanką ir žymiai lengviau nusiema šlakas. Dėl to, kad jisai, ganėtinai geriau susiformuoja, ganėtinai storiau susiformuoja ir būna taip dažnai, kad po suvirimo netgi šlakas pats atšoka. Rutilo baziniai tuo metu yra panaudoti rutilo bei bazinio elektrodo šlako geriausios savybės taip pat. Tai rutilas mums leidžia gerai uždegti elektrodą, geriau uždegti elektrodą pakartotiniu būdu, o bazinio šlako savybės leidžia turėti tvirtesnę siūlę. Vėlgi, siūlės tvirtumas, nereikia apsigauti, tikrai neprilygs bazinių elektrodų. O dabar, manau, pereikime prie pačios svarbiausios dalies, tai kaip išsirinkti tinkamiausią elektrodą jum pagal tai, ką virinate. Tai žinome, kad elektrodus jau galim pasirinkti pagal tai, kokį metalą viriname, kaip pavyzdžiui, konstrukcinį paprastą plieną, paprasti darbai rutilo, konstrukcinis rimtas plienas, rimti darbai baziniai, spalvoti metalai, elektrodai skirti spalvotams metalams. Bet dar reikėtų žinoti, kad elektrodas yra pasirenkamas pagal metalo storį, kurį mes ketiname virinti. Ir čia kaip pavyzdys turiu 2 mm storio juodo plieno plokšteles ir 6 mm storio juodo plieno plokšteles. Jiems reikėtų naudoti jau ir skirtingus elektrodus. Kaip pavyzdys, nuo 1 iki 2 mm storio metalo turėčiau virinti nuo 1,6 iki 2 mm storio elektrodais, o 6 mm storio metalą jau turėčiau virinti 3,2 mm storio elektrodais. Tai pridedu lentelę, kurio puikiai matosi visi metalo storiai ir kokiais elektrodais turėčiau juos virinti. Žinoma, tai yra rekomendacinio pobūdžio lentelė, kurią galite rasti ir internete, galite nusiskrinčiotinti tą, kurią aš jums pateikiau. Vėlgi, kai jau žinome, kokio storio elektrodų, kokiam metalui reikia, reikėtų atsižvelgti į tai, kaip reikės nusireguliuoti mūsų aparatą pagal tam skirtus elektrodus. Tai kiekvienas gamintojas mums ant savo dėžutės nurodo elektrodo storį, elektrodo ilgį, taip pat nurodo srovėmis, kuriomis mes galime virinti su šiais elektrodais, bei rekomenduojamus amperius, kuriuos reikėtų naudoti suvirimo metu. Kas be ko dar galime rasti ir suvirimo padėtis, kuriomis mes galime virinti su pasirinktų mūsų elektrodų. Kalbant apie padėtis, tikrai reikėtų atsižvelgti, ar mūsų
virdama padėtis yra ant elektrodų dėžutės, kadangi tikrai ne visi elektrodai skirti virinti visomis pozicijomis. Tai reiškia, kad jau mokame įsirinkti, kokio elektrodo mums reikės. Ar bazinio, ar rutilinio, o galbūt virinsim spalvotus metalus, nerūdijančio plieno elektrodai, kietaus, ko tik jums gali prireikti. Tai čia tikriausiai ir baigsim mūsų video. Norėčiau padėkoti visiems, kas žiūrėjote iki galo. Parašykite komentaruose, ar norėtumėt, kad plačiau paaiškinčiau apie suvirimo elektrodus, kadangi, na vėlgi, kiekvieni elektrodai turi tam tikrus savo žymėjimus, apie kurias galėčiau truputėlį daugiau jums papasakot, bet kaip ir minėjau video pradžioje, norėjau labai paprastai ir aiškiai supažinti jums, kaip reikėtų įsirinkti elektrodus skirtus jums. Tai komentaruose tikrai parašykit, ar norėtumėt plačiau, gal baigiam šitą temą, palaikinkit šitą video, pakomentuokit, pasubscribinkit mano kanalą ir iki kitų kartų. Ačiū, iki.